Are you ready? Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, sveika, Julio kompanėlė. Nu, labą. Sveika, hebryte. Nu ką, kokius orus žad savaitgalį, tai šakės, nu, ten sekmadienį, tai iš viso. Kas čia daros, tai šviečtė Šiaulyje, nešviečia. Aš pasakysiu kokius orus. Oro prognozė tokia, kad glaustytinus orus, glauskimės viens prie kitą ir nesušalsim. Nu čia, daug dievė. Tai bus tada Šiauliai nešviečia, o šildo. Šildosi. Nu, bet jo, tai, nu ką, valgysim nieką. Nu, tai Audrus ten išėję, kamado po pažastim pasikišęs prie lapės. Sakė, biškiai gal vėluos, nes sunkus kol nutems, ne taip paprasta. Tai pamatysim, dumelis rūks, tai ir tada užuosim, ką ten valgysim. Yra toks hebrytas sumanims, kad mums irgi reiks skristi Briuselį visiems vieną kartą. Pažiūrėt, ką ten visos Šiaulių mers veikia. Ai, nebent. Aš galvoju, kad tam Briuselį nelabai ką ir žiūrėti ten. Ką jis ten veikia? Ten rašo, kad atsigert aliuką, reik bulvyčių. Nu tai, o ką daryti, jeigu aš alaus negeriu? Ne. Aš irgi ne, bet tai vis tiek reikia. Kodėl kompanijas nepadaryti? Skrendant į Briuselį, pas merutį, atsiprašau, pas didžiai gerbiamą, reik pasiimti slaptą parkeliuką. Ir padovanoti jam įkišti kišenę, sakyk, čia nuo mūsų gerbėjų. Netoks jis durns. Kaip tau atrodo? Jis su savo parkeriukais vaikščiai. Vaidin kartai, žinai. Nu, nekaltybė ta mūsų. Didžiai gerbiams mers kaltinamasis korupcijos bylų. O žiūrėk, su komanda mūsų atein. Po mažušė, karštų. Tai jau konkrečiau žodžiu dumelį. Nu va. Dumelis rūksta, valgyt netrūksta. Audriau, yra pasiūlym skristi Briuselį kartu su Šiaulių meru. Tai va, žiūrėt, ką jis dirb tenai. Aliuką atsigerti. Aš dabar galvojau, suprantė, tai valgyt reikia, žinai, kaip skrydį. No. Galėsit pasirinkti, pavyzdžiui, lazaniją arba kokius kotletukus. Lazankės ir kotletai. Gerai. Ne, ten mulės ir bulvytės. Briuselį mulės ir bulvytės. Ne, iš tikrųjų turėtum valgyti makaronus, nes, nu, tai reikia priprast prie to maistą. Špagėčius, kaip mano mama sako, špagėčius. Nausų nusikabinsim. Aš žinau, kad Briuselį gerti reikia, bet negalima firmos vardą turbūt garsiai sakyti. Nu, tai aišku, ką negali. Nu, tai tada tyliai pasakysi. Tai skrendama, ne? Eiktų, aš pakviečiau visus, žinok, dar ir per Facebooką. Hebra, kas norit prisijungti, organizuojam lėktuvą į Briuselį. Iš Šiaulių oro uostą. Nu, organizuojam lėktuvą į Briuselį, ta prasme, pažiūrėsim, ką ten mūsų meriuksai. Nu, mūsų merutis prašyka oro uostą jau aišku yra. Tai yra dar vienas variantas. Geriausiai tai turėti čarterinį lėktuvą. Briuselis teismas. Ne. Skrydis tai bus iš Šiaulių, jūs čia nejaukauti, iš tikrųjų skrisim. Nu, tai faktas. Skrisim iš Šiaulių. Žinau, kad galim, ar ne? Kilsim, žinau, kad galim. Tik tai žinokit, Hebra, palaukit, ką čia svaigsto apie lazanės ir makaronus. Skrisim su Spartanu, tai bus kareiviška tušonkė, žinokit. Tarp kitko esu valgius, labai skanu. Jo. Su lietlempė tokia pasišildysim. Svarbu, kad gausim kažką tai. Gausim, nu kaip negausim. O paskui jau perėsim, bus, žinokit, atskira ekskursija, bus visų ten tų europarlamentarų mėgstantis bariukai, visi ten praeisim irgi ekskursiją, nužnai. Geriau eisim su tais europarlamentarais akis į akį pabendrauti. Tai ne europarlamentaras. Atskiras bus punktas. Bet jis įsivaizduoja, Arūnai. Jis jo bus, kur supranti, vos neapiplėšė, nepapjovė šito, supranti, mūsų gražulę, jo tas kersgatį būtinai aplankysim. Nu, mūsų daugais jau mūsų nepuls nebijau. Sisiojantį berniuką, jo, eisim berniuką, ne meriuką. Bet čia Laimės gerai pasakė, mūsų merutis skraida į bylą, į posėdį teismą ir į Briuselį. Ten pirmin atgal. Nu tai taip, švietovės čarterinis reisas. O gyvenims, ne? Ne, nu tai kuo tu nori, Spartanai reikalų daug turi, tai taip ir varai. Jo. Tai
aišku, tada skrisim pažiūrėti, kaip visai dirba už mokesčių mokėtojų. Tai vienu žodžiu, visi, kas girdite ir kas susigundėte ir kas norit, žiūrėkit į savo radijo imtuvus, tai paleisim bėgančią eilutę, kur registruotis. Duosim tiesioginį. Tiesioginis eteris bus. Jo, kaip arda, su toj paleisim bėgančią eilutę ir galėtumėt prisijungti, užsiregistruoti. Ten mūsų merutis fotografas su Alytaus meru dažnai iš Briuselio. Ten dviese kažkaip tai susiklyjavę. Nu, kažkaip tai matai, įdomiai. Ne, tai ką jūs norit, Hebra? Didžėjų su dviračių meistru visada suras bendrą kalbą. Visada vežu, žinau, Karūnai, visada vežu. Ne, atsiprašau, su orientacininku, Jėzau. Aš visą tą gintarą nuvlemba. Tai, Arūnai, aš žinai, ką noriu pasakyti. Briuselį Lukošaičio nėra, dėl to priversu Česiuliu paveiksluoti. Tie Česiulis, žinokit, yra, tarp kitko, ne paskutiniai voj. Čia labai dar geras variantas. Man patika ta nuotrauka, ten padaryta tokia. Putinas turi Solovjovą, o Visocks turi Lukošaitį. Ten man irgi patika. Gera tokia. Tai va, kaip gerai tada sutarėm į Briuselį pažiūrėti, kaip dirba jisai ten, lieja prakaitą, taip sakant, liejai. Arba prakaitą, arba kitus garbingus kyšius. Žinot, ką jisai sako, va, tas gerbiams mers? Ką duo darbs Briuselį? Čia jis taip prašo. Darbs Briuselį, jis ten dirba. Leidžia pamatyti platesnį vaizdą ir pasitikrinti savo poziciją į jos teisingumą arba neteisingumą. Ta prasme. Taip, ne, tai aš tada lygiai taip pat norėčiau jam truputį su pirštuku pabaksnuoti, kad žiūrėk, tu dabar sekantį postą parašyk, ką leidžia ką duot kasmėnesinis apsilankymas teismo salėj. Irgi leidžia pasitikrinti. Supranti, tavo sprendimų teisėtumą, tavo jau čia daros valdymą, efektyvumą. Ne, teismą aprašiniai Lukošaitis. Jis neaprašiniai, jis apkalbiniai. Teismo reporteris. Jis yra reporteris, jo. Ne, Lukošaitis yra labai fainas influenceris, kuris man labiausiai patinka, aš vis pasižiūriu, aš dabar laukiu sekančios serijos apie teisėją. Negi galvoju, tik vieną tą seriją te bus, tai va turėtų išeiti dakas nors, žinai. Laiks nuo laiko taip intarpų yra. Kaip teisėjos giminaičiai ten kažkur kažką darė. Kremliui. Tušonkė laukia, makaronai, nežinau, ar bus prie jos. Grida, jie išalkas, tai aš tai visada valgyti noriu. Bėgam. Talk show, Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Tai va, tai perdavėm gerą žinią Šiaulių meručiuką, mes irgi kartu su juos skrisim į Briuselį. Prašyčiau garbingai, ponas Artūras. Ponas Artūras. Taip. Meras Artūras. Jo šviesybė, nes Šiauliai šviečia. Mes dabar iš viso čia turim tokį... Merutis, kas čia per familiarumas? Ponas Artūras, jo didinybė saulė. Ponas žurnalistė, ką jūs sau leidžia? Ponas Arūnai, prašom čia taip... Nesužemint. Gerbiamasis kaltinamasis korupcijos byloj. Gerbiamasis jau tinka, o po to sakyk, ką nori. Gali dar kokiu nors, pavyzdžiui, sakyti, lapių medžioklės profesoriau, pavyzdžiui. Orientavimosi politinėje aplikoje profesoriau. Jokais, bet Seimo Šiaulių krašto bičiulių grupė yra tokia, jie kreipiasi į merutį. Tie Seimo nariai, kad padėtų tam Vaičiulioniui, kad neskriaustų jo, maestro Vaičiulionį. Eiliniai, čia labai fainai, žinok, man tai patika ta antraštė. Eilinį Vaičiulionį begelbėje. Čia begelbstint atleidžiama Vaičiulionį. Bet reakcija 0 kol kas. Kažkaip aš irgi negirdėjau. Tu supranti, dabar vyksta vidinė dvikova, tu įsivaizduoji, dabar kovoja karalius Artūras, kovoja su... Su Kariauna. Su Slibinu. Su Slibinu, jo. 12 galvių. Slibinas sako, tu pažiūrėk, supranti, raštų, kiek gavai, sukyla, ką tu čia dirbi, rinkimai ant nosies, tu savo koją čia prisišaudai, kokias čia nesąmonės kreti, kam čia reikėjo, negalėjai gražiai su juo atsisveikinti. O karalius Artūras sako, girdi, kas čia karalius? Tu įsitrauksiu kirvį į tau galvas nukapuosiu.
Ne tik tai čia man Sigitui čia nulieks galva. Tai va, Tai man atrodo, aš tik čia yra- vieną atgarsį girdėjau, žinai, tokį, kad, sako, kažkaip labai mažai tų Seimo narių pasirašė ten. Trūks dar iki 100 kem. Bet Ne. jeigu pasirašys Tai 100 ten kem ir viens, buvo. tiek tuo O paskui ir pagalvos. sako, o ten buvo paskui Šiaulių paaiškinimas, sako, bičiulių grupė. tai va būtent, kad čia Šiaulių tik tai ta bičiulių grupė pasirašinėjo. ne, tai turėjo dar Trumps pasirašyti. Nu, ne. Su Makronu ar ne? Nu, Ir su Makronu, Tai, Oi, tai oi, kaip oi, suprantu, trūko prezidento Va, parašą. jeigu, pavyzdžiui, Uršula uždėtų parašą, tada Su jau Netanjahu viskas. iš Ne, Izraelio. ne, reikia dar, Jo, kad jo, detalę uždėtų parašą. Džordžą Melonę, Džordžą Džordžą Melonę. Melonę su visu Malonė gali ir be parašo, tegu bučkiai uždėtų. Džordžą Malonę suteiks. Su raudonom Kaip lupytėm. reikia susireikšminti, nu, ta prasme. Ne, tai tu supranti, negi tu dabar žengtumai, tai ponas Arūnai, ar jūs dabar žengtumėt žingsnį atgal? Aš esu Nu ir gerbiamas. tada gerbiamasis Arūnai, tai tu jau žengdams tą žingsnį pripažinsi, kad padarei klaidą. Klaidą, nu. Tai taip. Tai tada- O kai tu niekada neklysti. Tai tada, supranti, tada Sigitas įgis teisę tave pasikviesti į užkulisius. O ten, žinai, jau tada nežinai, kaip gali būti. Maestro sakė mane priimti. Sakė, prezervatyvai dainuot. brangs, supranti, gali visko nutikti. Dar prieš prezervatyvus pakalbėkime apie didžiai gerbiamą merą. Aš galvoju, O mes dabar nebeįkalbėjom. tai Nesvarbu. Apie merą su ar be šito dalyko, bet Su ar be. reikia. Taip, Supratom. žiūrėti esmę, jis pats taip sakė. Nu, esmė. Man atrodo, kad yra kuriamas naujas Šiaulių himnas su teisingu tekstu, kur pavaizduotos dabartinės aktualios ir dabartiniai mūsų gerbiamų Nu, tai taip, nes prieš 10 metų Šiaulių Gerbiami nebuvo. žmonės ir vardai. Taip, gerbiami žmonės ir vardai. O jūs čia Nu. galvoja, čia Vaičiulionis. Ne, čia yra svarbiau. Naujas himnas. Ne. Vaičiulionė irgi nebuvo prieš 10 metų. Nieko nebuvo. Nieko. Šiaulių Vaičiulionis nebuvo. visą laiką buvo, tarp kitko. Labai gerai aš jį Prieš atsimenu. 10 metų įvyko čia tas durpės mūšis, ten kryžiuočiai gavo į kaulus, įvyko saulės mūšis. Nu, va, Tai aš jums pasakysiu, tada Vaičiulionis buvo dar prieš saulės mūsų. Prieš 10 metų ir į Šiauliai tik tai kilo iš pelenų. Žiūrėjau, stebėjau, labai aš gerbiu maestro tikrai. Ir Vaičiulionis tai yra čia Šiaulių gyva istorija. Tai čia kaip Kaip ir suprasti. Puronas, tarp kitko. Bet Puronas jisai, Puronas. dabar aš galvoju, tai Vaičiulionis reiškia ant Šiaulių pelenų groja. Nu, tai dar ne tik groja, čia dar, supranti, Ant pats Šiaulių Fenikso. Nu tai tik Ypatapšnoja. prieš 10 metų Šiauliai Iš karto pradėjo kilti iš... Feniksui plunksnus apdegė, paskui jis atgyjo. Nu čia, žinot, nu, šiaip va apie prezervatyvus, ne, kažką Nu, prezervatyvų. Jeigu tęsiant toliau sekso temą, tai tada dabar kalbam toliau. pornografijos temą, Nu, tęsiant, jo, nu, ta prasme. nu. Tai pasirodo, žinokit, va tas karas Irane, žinokit, nu čia Trumpo kaltė yra. Bet be Jisai jokios brangin abejonės. prezervatyvus. Matai, kaip pačiam nebereikia, dėl kitų rūpesčių turi būti per daug mažas. Ingrida, tu pavogiai mano mintį. dabar. Atsiprašau. Nu, tiesiog nusegi. Aišku, jūs žinot. Tai ryškiai jau Trumpui viskas. Ne, Labanaktis. čia Trumpas ne dėl to. Sakė, jeigu man nebereikia, jūs čia nesmokite. Jisai mato, kad gimstamum žiauriai mažėj. Tai galvoju, reikia pabranginti prezervatyvus. Ne, nu bet rimts reikals yra, va, žinot, kad didžiausia pasaulio prezervatyvų gamintoja yra Malaizijoje bendrovė, tokia kompanija. Nu. Kareks vadinasi. Jis gamin pasirodo visas šitos dureksus, ten kondomus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sakė, trečdaliu brangins dabar, nes Nu va. pabranga nafta. O pasirodo tie sargiai iš naftos ten Nu, tai- Nu, matai, kaip Su viskas, produktu, kaip taip, sakant, taip, viskas taip. iš tos naftos eina. Tai va. Tai vėl prisidirba. Nu, Trumpas. nieko. Kebra, viskas Reikia gerai. džiaugtis. Prisiminsim, kaip ten tuos džiovintus skrandelius, ar ten žarnų galas, žarnelius. Senoviniu būdu, ane? Jo, vai. Šilkiniai maišeliai. Nu, Tai, čia- o gal geriau, kaip saka, neprisiminkit tu ir tegu vaikų gims daugiau. Ar rimtai? Nu, dabar, sakė, išlaikymą duos gerą valstybę. yra- Zita pasakė viską. Nu, Zita pasakė, einama, ponas Arūnai, jūs nieko prieš paieškoti dar šiandien po laidos reproduktyviai aktyvių moterų. Ne, Zita norėjo pasakyti, neišlaidaukit vyrai. Tom smulkmenom. Smulkmenom čia. Geriau šampaniuką, gėlyčių, Jo. kokį piragaitį. Aš norėjau pasakyti, vyrai, jau manau, kad jums tų prezervatyvų įpirksit, kad ir pabrangs. Tiek daug nebereiks.
Vietoj 3-1. Ir viskas, į ką nori. Nu, bet tai vis tiek, ta prasme. Eisi gražiai po visko išsiplausi ir... Teisingai. Mokomasis bus, pasinaudoji, pasidalink su draugu. Nu jo. Vyksta ekonominiai persitvarkymai pasaulį, pasirodo. Žiūrėk, Ingrida užsirašinėjai ryškiai. Su kuriais draugais dalintis reiks. Ai, pasinaudojai, palik autografą, pasidalink su draugu. Taip. Aš tai nustebau, kad pasirodo Malaizija didžiausia bendrovė yra. Nu, tai, žinai, viską būna. Ne, nu, tai viskas tvarkojim. Šiam pasauliu bus dar visko. Einam gal to šonkio. Einam, jo. Man atrodo, bus pašylę, jau einam ragauti. RS2. Šiaulių radijas. Paprastų šiauliečių paplepėjimai suaugusiems ir subrendusiems. Talk show. Julio, nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, bet yra Lietuvoje gerų naujienų. Na ir kokias? Nu va, žmonės atgavo šiek tiek pinigėlių iš antros pensijų pakopos, perkdavo viską. Eiktų kokią šventę dabar vykstų, jei. Kai kam labai nepatink, sako, ką jie daro, jie perk šaldytuvą, perk televizorių, perk žoliapjovę. Bet koks kieno reikalas, ar ne? Koks kieno reikalas. Mano pinigai, ką nori. Aš suprantu, kad iš pensijų Ne, čia buvo, kas pirka už pensininkų pinigus, o dabar patys pensininkai perk, tai čia aišku, kaip čia nepasipiktinsi, nu. Nu, kad nusipirk šaldytuvą, žoliapjovę, tai dar aš sutinku, nu, bet kai iš pensijinių fondų atsijėmė pinigus, prisipirk batelių arba suknelių, nu, tai... Palauk, o paskau dar nepanešiosi, nu, tai... O kada zita puoštis, jeigu ne dabar? O kai išeisi į pensiją, tada vėl dėjuosi, kad pensijas mažas. Nu, ką prie tos pensijos pridės 20 eurų, oro nedaro. Gerai, supratau, kam patinktas, tegu perkam, nepatinktas, neperka, ne. Va, pavyzdžiui, bankai pernai Lietuvoje uždirba daugiau kaip milijardą eurų pelną. Nu, tai kaip neuždirbs kokie įkainiai? Yra gera naujiena, taip sakant. Yra kas uždirb pelnus. Yra kas. Ir didelius. Normalius jau čia. Tai už viską, hipotekos kokios, tai sukila. Dar gera naujiena, dabar turėtumėm jaustis labai saugus, nes vakar Seimas nubalsavo už Kapčiamiesčio poligoną. O, jau. Dabar jau galit mėgoti ramiai. Aš žinau, tarp kitko, ramiai ir miegu dabar, nes jaučiuosi labai saugi. Žinai, dėl ko? Man labai patiko. Prezervatyvai pabranga. Man nebeaktualūs jie. Ne, žinau, Zita, prie kareivinių gyvent. Naują policijos komisariatą statą. Ir kaip greitai jau. Žiūriu, jau pastatas skyl. Nu, tai girdi, tai kur saugiau bebus, aš kaip pas Dievo užantį sėdžiu. Nu, va, čia irgi labai svarbus objektas yra krašto gynybai, žinok, naujas policijos komisariatas. Nu, va. Ir šiaip bendrai. Nu, Zita, tai iš saugumui. Tarp kitką pasakysiu, kaip buvęs policininkas. Ne policininkams, ar ne? Ne. Yra policininkų dvi rūšis, yra civiliniai policininkai, jie ne kombatantai, žinok, jie patys nuo tavęs slėpsis. O jau kur karo policininkai, tai jau kombatantai. Bet Šiaulių moteris turėtų Zitai pavydėti, gyventi prie kareivinių ir prie policijos komisariato. Nu tai, ką tu galvoji? A ne? Tai tu galvoji, ką šiaip be reikalą ten aplinkui vaikšto visą laiką, nu tai... Į langus akis blizgina. Nu va, tai laiks nuo laiką praeinu, ką pamatyti. Palauk, Zita, šalia tavęs dar ir poligoną pastatys, nes reikia iš kitos pusės Lietuvą irgi ginti, ne tik tai iš pietų, bet ką tu žinai. Aš taip pažiūrėjau už esu, tegu stata, svarbu, kas stata. Man juokingiausia, kai Šiaulių valdžia, ta valdžiukė, girias, kad jinai pastatė kareivinės. Miestą valdžią pastatė, pasirodo, kareivinės. Ne valstybė, ne krašto apsaugos ministerija, bet jie čia tie, Visocų Lukošaičių pastatė. Tai supranti, pasižiūrėk, kurį laiką šiukšlių neberenk, tai dabar inplytas mūrį, Esmė ta, kad jie leido. A galėjai neleisti? Tai galėjai neleisti. Tai jie leido ir karo aerodromą, šitą karo oro uostą. Bet čia to nieks nenori. Kažkada. Besipriešindami, tarp kitką norėjo tik tai civilio. Ir jie, kai statė tas kareivinės, reiškia tą miestą valdžią, labai pigiai pastatė. Labai. Nu tai sistema. Nes jiem nekainavo, iš vis. Šiaip tai vyriukai, jeigu meluoja, tai bent kelnes apsimaukit. O biudžete numatyta? Ne. Kaip jie statė? Kur pinigą gavo? Ar mergaitė ant raudų sienos išverkė jiem pinigą? Gerai, dabar apie Lietuvą yra šiaip iš toli apie Lietuvą. Žinokit, Ugandoj ten
Nu, Afrika, kaip suprantu, ne? Nu, Ir Lietuva šalia, ne jos. Mokslininkai tyrė šimpanzės, žinai, ir tarp šimpanzių prasidėjo pilietinis karas. Nu, grinai, žinok, vaizdelis apie Lietuvą yra. Nu. Galiu paskaityti, žinai. Žodžio teisė riboti makakom pradėjo. Tyriamo šimpanzės jau čia 30 metų ir mokslininkai pastebėjo vienos grupės smurtinį skilimą. Nu, tos šimpanzės suskilo ir pradėjo smurtą vieni prieš kitus, žinai. Buvusi vieninga ir darnių grupė ėmė skirstytis į 2 stovyklas. Socialiniai ryšiai susilpnėjo, bendruomenė susiskaldė į atskiras frakcijas ir pradėjo vieni kitų žudyti. Nu, kaip Lietuvoje, ne? Ne, yra esminis skirtums nuo Lietuvos, aš tau pasakysiu tas. Nu, tai va, tai, nu, ten skerdžias tai normaliai ir tai mokslininkai sako, va, tokias skerdinės, nes mokslininkai gyvena 1000 metų, jie sako, per 500 metų pirmą kartą taip įvyko. Nu, jo, Tai va, o Aš tai Lietuvai, galvoju, ne kas 500 metų, Lietuvai minimum kas 4 metai tas pilietinis karas. Tai va, nu, tokia, mes ne faktiškai ne šimpanzės. kas 4, kas 2, žinau. Nu, žinai, pasakysiu, vis nesibaig. Bet mes nieko nesiskiriam nuo jų. Yra frakcijas, yra grupės, yra teritorijų pasidalymai. Tai mes iš šimpanzių demokratijos mokomės. Tai už taigi, netoli mes nuėjom nuo jų. Netoli nulipom nuo medžių. Dar, kaip sakė, tikrai netoli. Tai vat, taip, nes kadangi mes politikos proktologai, tai aš taip suvedžiau, kad šimpanzės gyvena taip, kaip mes Lietuvoje. Nu, tai taip, čia labai artimai. Nu, šiaip realiai gali ir pasauliui prilyginti. Lygiai taip pat nepasidalinti teritorijų, skirstos ten, kas su kuo, dėl ko. Kas prieš ką. Kas prieš ką, jo. Nu, o mokomės visi už tai. Nu, tai džiaugtis, kad tik tai Lietuvoj tas pats, nu. Ten, žinai, nu, pirksim tanką, pirksim lėktuvą, nepirksim tanką, statysim poligoną, mes už viską susimokam. O Šiauliai už visus protingesnį, nutėsim vėžę, mes karą traukinį ten pastatysim. Ten dabar, Galės čiukų, Toje atkarpėliai kursuoti. Kur 20 milijonų kainavo. Nu, prieš lėktuvinis tai taip, traukinys jeigu bus. matysi, kad grėsmė ateina iš vienos pusės, tai varai į kitą pusę. Patrankai vieną pusę pasukai, jo. O taip ir važiniai savo to. Ir dar svarbu mokėti laiko ant pečius pasikeisti. Aš tai tokių, man tai daug klausimų. Yra tokių, viens iš jų va Merutis mūsų vaikščiai. Viltų Merutis, jis didis meras yra. Dydis, su dydžiu. Dydis mers, reiškia, jis vis pėsti vaikštai darbą. Gal jis vairuotojo pažymėjimą pragėrė, pavyzdžiui. Man toks klausimas kyla. Už tą tos vėžės reikėjo. Yra dar kits pasiūlyms jo, ir kad savivaldybei laiks įrengti alkotesteriui. Įeini pastatą, prasipūti, išeini ir nesąmonė, nesąmonė. Kaip yra normaliuose įstaigose ir įmonėse dabar? Nu, kaip tu gali normalius klausimus sudarinti blaivą galvą? Žinai, kaip reikia padaryti? Reikia, pavyzdžiui, ten vis tiek nulinė tolerancija turėtų būti. Pavyzdžiui, nors 0,1 pripūtį, duris neatsidaro. Teisingai, ir tegu būtų tuščia savivaldybė, tada durniščių nedarys. RS2 Šiaulių radijas. RS2 97 ir 8 FM. Čia RS2 visiems draugiškiems. Talk show. Julio. Nebus. Kaip gyvenam, taip išnekam. Nu, va, paršnekam apie elitą pasaulio, Lietuvos, va. Trumps, pavyzdžiui, matėte, ne, kaip buvo pasiskelbęs Jėzum ten gydančių. Įspėjau ir aš pamatytą. Nu, paskui ten pabuvo biškiai ištrynėjais paskui. Tai nu, ne, jisai gal kažkas ištrynė, padėjo ponui. Nu, o aš apsiverkiau nuo to. Vienu Jėzum pasaulį mažiau. Nu tai, kad paveiksliuką ištrynė, tai dar nereiškia, kad Jėzum sumažėja. Nu, kaip ne. Jeigu jis jau Dievas buvo, Dievas ir liks, ar paveiksliuks tas yra ar nėra? Ramiai, melskis toliau, viskas gerai. Ramiai melskis, taip kad... Apsiverkęs, nu, man gaila Trumpą, nu, paėmė ištrynę Trumpą, nu. Bet jisai, pavyzdžiui, Baltosiuose rūmuose iš tikrųjų Bibliją skaitė, ne? Skaito Bibliją, skaito. Visi stovi, klauso. Taip. Tas tai man patika. Nu, tai čia teisingai daro, reikia su Biblija supažindinti visus, nes dabar visi nusimušė nuo to. Jis matai, Arūnai jau pažengė toliau, dabar yra viskas viename asmenyje ir Dievas
tėvas, ir Dievas sūnus, ir Dievas šventoji dvasia, žinai, kaip rytą atsikeli. Aš dabar galvoju, Nu tai sekantis žingsnis jau pradės dalinti dar, žinai. Vandenį vaikščiot. Ne, aš galvoju, kai popiežiaus neliks dabar, tai jau antras popiežius Ne, jis paskyrė popiežių. Be atskirą tuo kandidatavimą ten, be tų dumelių iš karto. Jo, taikos šitą to su Nobelio premijos negavo, tai dabar bandys į konklavą. Jo, iš tikrųjų, jis jau viską turėjo gyvenime, dabar tik tais būt popiežium. No. Jam belika tai trečią dieną po nukryžiavimo keltis, eiti dangų ir bus Jėzus su oranžinė šukuosena. Tai čia vat ir bus, kad kai popiežius, kaip saka, mūsų jau dabar, kur yra, nebeliks, tai iš karto vat jis prisikels į trečią dieną į popiežius. Nu, nežinau, kas kur jį, Leonas netai blogai atrodo, supranti, lauk Trumpų reikės ilgai. Trampas, jeigu ką. Čia dar klausimų man viens kitas. Greičiau vandeniu vaikščiai pradės Trumpas. Religija, padarykim Jėzų greit again. Nusiūs Melaniją į Vatikaną ir jinai sutvarkys reikalus greitai. Melanija pas Melonį? Nu, netoli ir Melonį ten. Ir Melonį, ir Malonė, ir Melanija. Nu, manau, kad, žinok, su Melanija sudėtinga. Melonį, manau, aštresni kabliukai yra, aštresnė labutinai negu Melanijos. Nu, bet jau ką daryti. Nu, gerai, grįžtam į Lietuvą, ta prasme, va, žinot, Radži, žinot. Nu, tai kaip nežinau. Visi, ką daryti, ne? Garsiausia Lietuvos čigona, kaip nežinosi. Nevadink čigono, dabar baudą gaus. Jisai Radži sakė, gali va būtent jisai pasakė, kad jisai va būtent ir yra. Ir jis dainuoja dainą, sako, kaip aš dabar galiu nedainuoti čigono meilės, jeigu ten tai parašyta. No. Nu, čia jis tai žodžiu neišmesti. Tai va, žinokit, Radžis, žinot, kokios markės automobilių jis nevertin visiškai, sakė, ne mašina. Peugeot, ne? Aha. Peugeot jisai nemyli. Sakė, nu čia, tai, nu, vat, taip nutikė, jiem važiavo su Merūnu, čia kažkada seniai su Pežiuku tokiu nedideliu į Merūns padarė avariją, žinai. O, Jėzus. Norėjo Radžį. Nu, ir nuo to karto dalyvavo kartu. Abudu jie ten, nu, jau Radžis labai nemėgs, Peugeot sakė, nu, kai pati į avarijas lėk. Merūns tipo nekalts, bet jau aplinka mašina kalta. Nu. Tai va. Nu tai faktas, Radžiui nelygi su Peugeot važinėti, tai kur tu matei, kaip saka, tokį, žinai, garsų, kaip sakant, Romą važinėjantį su Peugeot. O dar Birutėrį pasisodinti mašiną Dambrauskaitį į koncertus vežioti, supranti, kur? Kur į tą Peugeot įkiši, kur? Nu, yra Mersas. Kur įparkuosi? Yra visokių Peugeot. Nu, bet čia... Turiu omeny, kad Mersas ir Afrikoje Mersas. Ne, Peugeot niekad nebus Mercedesų. Nu, man atrodo, kad Mersas ir Albanijoje Mersas, taip reikia sakyti. Nu, tai va. Ten tai visi su Mersais, belia kokiu. Net arkliuks, žinai, su pagaliu, kur šokiniai parašyta Mercedes. Taigi, tarp kitko, vakar su Audrium važiuojam ir kokį Mersą matėm važiuojantį. Senovinį, tokį seną, labai gražų. Užrašyta Lamborghini. Ne, Mersas ten konkrečiai Mersas. Kas vairavo? Nepažįstam, mes tų draugų nepažįstam. Bet gražiai atrodo. Jo, patika. Aš irgi turiu draugą vieną, kuris turi Mersą seną. Nu, dabar tam Mersui koks 50 metų su gal daugiau net. Nu, mes ten ko gero netokią senumą matėm. Kaip ledinis atrodo. Tai čia toks irgi važiavo, maždaug kokių 35 gal metų, 40. Ai, čia tas Kabans gal vadinams. Sereika, taigi mūsų turi Mersą, nu. Ne, čia dar senesnis. Čia jau dar senesnis. Jo, iš tų tokių jau. Tai va, Hebrytas skambina Julija, sakė, mano verslas klesti, kodėl tu, sakau, taip manai. Nu, sako, gyvūnijos pasaulyje, tu skaitai, ką nors domiesi apie gyvūnus, va. Sako, žinai, va, Bahamų ryklius patikrino mokslininkai, sakė, nu, kokso pas jos kraujyje ten kaip, nežinau, kaip alkoholio pas mūsų vairuotojus. Nu, tai jie patys laimingiausia rykliai, nu. Nu, ta prasme, kokaino ryklių kraujyje jau. Tai žmonių neėda.
Nu, jau O kam? nebereikia. Nebereikia. Kaifą gauti. Sako, tai va, matai, sako, tai jeigu jau ryklių kraujai yra kokso. Matai, naujam Tai amžiui koks vartojimas yra ten? 21 amžius naujas maistas, supranti, vandenynuose. Bet ten taigi Bahamai, tai vandeninas, tai koks kiekis turbūt. Tai Ai, čia viskas per Trumpą. Trumps pradės skandinti kontrabandistų tuos laivus. Jo, Jie tai iš skęsta kur ir tai taip. koksas tirpsta. Tirpsta, suyra, o tie, kaip sakant, ir prisivartoja. Arba pakiukais valgo, nespėjusi nuskęsti. Bet užtat paskui skaičiau, kokius atstumus nuplaukė. Matai, net rykliai be Trumpą nebeapsieina. Jo, žinokit, dar vienas tyrimas buvo atlikts, lašišas tyrė mokslininkai ir nustatė, kad jeigu lašišas kokso pavartoja, jos labai toli plauk kažkaip. Kažkodėl tai. Nu, ir kodėl taip? O blemba. O ikrus kur met. Užsiturbina, žinai. Nu tai taip, užsiturbini varo. Naujas pramogėlės, Vilnius, pažuvis. Kaunas, Vilnius, Nerimi. O kai nerš yra ir prieš srovę, da, kaip Tai palauk, tai Varo. tada ir šitie lokiai pasidarys narkomanais. Lašišą suvalgė ir koksą nebereikia. Ai, užtek čia to žvėrienos naujieno, hebrytė eina mūsų tušonkė, žinokit, jau baigia atšalti. Einam valgyti. Šildysim iš naujo. Skanaus hebrytė. Gerą savaitgalį visiems, gerų Ir skanių ate. šašlykų, gimtadienių, balių ir taip toliau. Ate. Devyniasdešimt 7 ir 8 FM Radio stotis RS2 Visada laimingiems.